Tadas Dešukas. Šiandien norėčiau jūs supažindinti su keliais elektriniais smuikais, esančiais muzikos instrumentų salone Tamsta. Taigi, pirmas egzempliorius yra štai šis keturstygis smuikas, gamintas ganėtinai mažos kompanijos Amerikoje, kurios pavadinimas yra Electric Violin Lutherie, trumpiau tariant EVL. Smuikas pagamintas, kaip patys gamintojai teigia, naudojant visas technologijas, kurias naudoja smuikų gamybos meistrai, akustinių smuikų gamybos meistrai. Reiškia, naudojamas medis yra klevas, grifas padarytas iš juodmedžio, kuliukai juodmediniai taip pat, pogrifis yra tomastiko su integruotom mašinėlėm derinimu, metalinis. Atramėlė, kurioje yra garso nuėmėjas taip pat, tai yra naudojama piezo technologija. Reiškia, čia, jeigu pamatysit, stovi piezo elementas, kuris ir atsakingas už jūsų kaip ir garso formavimą, galima sakyti taip. Pati garso sistema yra pasyvi, po to jūs pamatysit, aš dar demonstruosiu čia vieną smuikelį, kuriame bus aktyvi garso sistema, tai gal vėliau tiesiog aš tai jums ir paaiškinsiu. Reiškia, dar ką jie padarė tokią truputėlį naujovę elektrinių smuikų rinkoje, tai kad jums tiltelis pats yra integruotas į smuiką. Dažniausia problema pas smuikininkus grojant yra, tarkim, nepatogus tiltelis arba tiesiog tas tiltelis, tarkim, begrojant, bejudant, jisai linkęs yra nusmukt, nuslyst kažkaip ir tai yra tiesiog nekomfortiška. Taigi jie nusprendė padaryti tokią savo sistemą. Tai yra tiltelis, jisai turi, reiškia, tokias dvi tvirtinimo vietas, kurios yra įsuktos į smuiko korpusą. Jūs tiesiog turite tiltelį, tarkim, Kuhn gamintojo tiltelį galite naudoti faktiškai. Ir jūs tiesiog įstatote tą tiltelį į smuiką ir nebeturite problemų jokių dėl jo nuslydimo ar nugriuvimo jūsų muzikavimo metu. Taigi, galbūt aš tiesiog jums pabandysiu dabar kažką pagrot, kad jūs išgirstumėte, kaip šis smuikelis skamba.